Sveiki, malonūs žiūrovai. Gyventi Lietuvoje nėra taip jau paprasta. Gyventi Lietuvoje reikia mokytis. Ir iš tikrųjų klausimas, kuo mes gyvename, yra visiškai pagrįstas. Žinoma, gyvename šeimoje, gyvename mokykloje, tačiau gyvename ir aktyvų visuomeninį, jau daug kas ir politinį gyvenimą. Taip, kad politikai ir žurnalistai nėra išimtis. Tačiau, ar moka jie susikalbėti? Ar moka jie vienas kitą suprasti? Tai yra be galo rimtas klausimas. Nes galima iš tikrųjų žmoguje pasistengti matyti viską, kas yra bloga, užklijuoti jam etiketę ir tai bus paklausu. Prekė turės gerą kainą. Tačiau ar jinai bus vertinga? Štai klausimas, kurį šiandien ir norėtume aptarti. Politikų ir žurnalistų etika, jų gebėjimas tarpusavyje bendrauti. Mūsų pokalbio dalyviai Lietuvos liaudies partijos pirmininkė profesorė Kazimiera Prunskienė, labadiena, bei Kauno technologijos universiteto politologijos profesorius Algis Krupavičius, labadiena. Sveiki. Na ir profesorė, iš tikrųjų kalbėjimas, žurnalistų ir politikų kalbėjimas, koks šiandien yra Lietuvoje? Deja, jisai toli gražu netoks, kokio mes tikėjomės prieš 20 ir daugiau metų. Atgimimo pradžioje tas kalbėjimas jis buvo atviresnis, nuoširdesnis, geranoriškesnis iš abiejų pusių, buvo didesnis pasitikėjimas. Kalbant buvom tikri, kad tai, ką pasakai, greičiausiai ir bus perduota visuomeniai, žiūrovams, klausytojams, tokiam pačiam turinyje, o ne kaip nors transformuota, interpretuota, perdirbta ir dažnai virsta savo priešybę. Tokiu būdu, jeigu mes prieš 20-23 metus atgimimo pradžioj dėjome visuomenę kaip politikai tokie, kokie esam, tai dabar labai dažnai mūsų įvaizdis vaikšto pats savo vienas per žiniasklaidos rankas ir patenka kaip tam tikra prekė, kaip tam tikras objektas ar tema žiūrovams, visuomeniai jau gerokai kitoks nei iš tikrųjų esame. Tai aš kalbu apibendrintai. Žinoma, turiu ir pasidžiaugti, kad vis dėlto žiniasklaida yra laisva ir atvira, bet tas laisvumas, žinoma, ne visų yra panaudojamas atitinkamai, dorai. Mes su jumis turim ilgą metą patirtį irgi. Daug kartų teko būti žinių radijoje, neturiu, net bandydama, nerašiau turbūt atminti kokio nors piktos valios momento, kada iš manęs būtų bandoma išspausti kažką tokio, ko aš pati nenoriu, ko nėra, arba apie ką kalba neitų. Bet dėja yra dalis žiniasklaidos, gal net apie pusę, su kuria kalbant visada nesitikras, o kasgi bus pateikta visuomeniai, kaip tas bus priimta. Greičiausiai taip, kaip norės žurnalistas arba jo užsakovas. Taigi per tą laiką, per 20-23 metus mes gerokai praradom ne tik pasitikėjimo tarp politikų ir visuomenės, bet pasitikėjimo tarp politikų ir žurnalistų. Na, didelė dalimi politikai patys nusipelnė to pasitikėjimo praradimą, iš kitos pusės žurnalistai kartais irgi gerokai pasidarbuoja, kad tas pasitikėjimas, arba tiksliau sakant, nepasitikėjimas gilėtų, o nepasitikėjimo gilėjimas tai yra didelė problema mūsų valstybės ir ta būsena, kuri šiandien yra, beveik visuotinė nepasitikėjimo būsena, jinai iš tikrųjų griauna mūsų, ardo mūsų valstybės tokius moralinius ir tautinius ir kultūrinius pamatus, nes negali laikyti kultūringa tauta, jeigu jinai nesugeba